Nu, sveiki. Mes naujo vietoj, Karkliai. Nu ką čia veiksim, stengsiuos parodyti. Nieko nespėjau, graži vieta. Vėjuota šiandien, saulutė šviečia. Automobiliai paruošti važiavimui, minsim. Atvykom ant Olandų Kepurės kalnų. Kiek kartų Palangą važiuojam pro šalį, sakom, užsuksim. Ir niekai neužsukam. Vėliau, šiandien pagal tokį vėją turėjo jūra bangotesnė būti, bet iš viso bangų nėra. Kad nemeluoju, va, užrašas Olandų Kepurė, takas Litorinos, liko, galinčiau išprašyti. Viena ant bedugnės kraštą vaikštą, geri takiukai, galima su dviračiu pasivažinėti. Nu, aš sakau, galvu, kad čia bangos bus didžiausias. Na. Gražu. Važiuosim toliau. Pirksim žuvies. Šiandien, jeigu dar dirbs, šiandien žuvies balis bus. Štai šaušo graži nauja diena. Mes su dviratukais iš Karklės atmynėm į Palangą. Štai kur mes po parką vaikštinėjom. Ponė auga mūsų dviratukus, o mes vaikštinėjom. Šiemet dar nebuvom. Pradėjom į Palangą nevažiuoti, bet su dviračiais. Atmynėm 12 km į vieną pusę. Eisim po parką pasivaikščiosim, prie muziejus nueisim. Su dviračiais čia negalim važiuoti, taigi turi stumdytis. Atvykome iki Tiškevičiaus rūmų, gražu čia, fontanėlis, gėlynai, puikus oras, vakar pusę dienos lietus lyja, bet mes vis tiek ant skradžio pabuvojom, šiandien atmynėm iki Palangos su dviratukais, skaičiu valandą laiką ir mes vietoj. Jeigu jau kas su palapinėm mėgsta turistauti, tikrai Karkliai apsistoja su dviračiais, pasaka, koks geras keliukas per pušyną. Ir net nepajautėm, kaip mes Palangoje atsidūrėm. Nenuvykom dar iki jūros pasimaudyti, gal suspėsim. Pasaka. Niekada nebūtum pasakę, kad čia po vakarykščio toks šiandien oras bus. Po parką negalim su dviračiu važinėti, bet ir gerai. Pasivaikščiosim truputį, pailsėsim ir toliau į kelią. Ponė ilsis, Darius dirba. Štai mes atsibastėm ir ant tilto. Vakar jūra buvo ant kiek rami, šiandien banguota. Galvėje raudona vėliava, tai čia kaip dabartiniais laikais tikriausiai draudžiama maudytis, bet maudo žmonės. Liaudės tai daug. Jau bus šilta. Vaikštinėjom, užkimtrom ledų. Po truputį judėsim atgal. Voras vaikus. Mano vaikystės grybas. Dar pirmą klasinį jau mes čia atvažiuodavom. Tas grybuk stovėjo kiek metų. Jo, bein pažinti senų vietų. Atvykom į Plocio ežerą. Plocio ežeras tyvuliavusio Baltijos ledyninio ežerų terasoje. Ežerėlio pavadinimas kilęs iš kuršiško žodžio plasės. Žymėjusio pažliugusią vietą pelkėtą įdubą Plocio ežerą kartu su apylinkių saugomas kaip pajūrio regioninio parko teritorinė zona. Paukščių visokių peri. Plocio ežero paukščiai. Pilkojantis, dryžgalvė kryklė, šortasnapė antis, jūrinis erelis, kuduotė ilgasnapė, plekolė ir kryklė, pilkoji gerė, garnys, kormoranas. Va, didysis kormoranas. Nu, kur tie mūsų kormoranai? Nu, kažkokie ten nusileido. Dideli paukščiai. Man ten duodas kažkokie paukščiai. Žuvim čia sverda. Jau čia ten kormoranai duodas. Dideli paukščiai.
Čia nemažai. Oho. O, koksai. Matai, koks ten. Mums liko dar kokie 4 iki mūsų krokodilo. 4 kilai kokie. Čia mes duodam kaip sportininkai vieną, kai pasineš, tai aš vos spėju minti iš paskos. Šis ežeras arčiausias giliavandenis ežeras prie jūros Lietuvoje. Arčiau ežero jokia nėra, čia artimiausias. O ten už kopų jau. O ten už medelio, toliau truputį matosi jūra. Kanalą prakastum ir išbėgtų visas ežeras. Dodė čia. Eina arčiau pritraukti, tik tais gaila. Kormoranai. Daug ten jų. Saulė, tu mano šviesa, tu žemę sušildai ir sklaidos tamsa. Tada, kai nuskaidrins padangė aušra, o mano Saulė, ateik su diena. Negali nesijuot su vaikais, kur tu eini, žydi gėlės laukai. O mano Saulė, tu mano šviesa, tu žemę sušildai ir sklaidos tamsa. Tada, kai nuskaidrins padangė aušra, o mano Saulė, ateik su diena.
Tikrai testo įdomu. Dabar liko paskutinis malonumas. Futbolo čempionato finalas. Europos. Ispanija. Anglija. Na ką, žiūrėsim. Saka, vyšnia ant torto. Šiandien puikiai diena buvo. Važiavom su dviračiais į Palangą. Grįžom, važiavom prie jūros. Pasidarėm vakarienę. Dar rytoj liks kažkokia dienelė. Žiūrėsim. Gerai, reikia susimatymas čia pasikirpsės. Šiek tiek kitokį žaidimo stilių, nei mes matėme vadovaujant Luisui Enriquei. Gareto Southgate'o Anglija galbūt pragmatiška. Ką, dar viena graži diena. Mes vėl prie jūros šį kartą. Mes su dviračiais važinėjomės, taip sakom, truputį pagulėsim. Viena ten plaukioja. Aš drabužių saugau. Galim Ispaniją pasveikinti su Europos čempionato nugalėtojais. Labai geras mačas buvo. Štai koks mūsų pliažas čia. Karkliai. Ir irgi toksai. Nu, papiai truputis geresnis. Į vandenį įėjimas toks nekoks. Bet tai. Viskas liuks. Dviratukai. Puiku. Geras oras. Jau šiandien teks važiuoti namo. Geras savaitgalis.